Nu tai gerą vakarą, vadybininkai. Šiandien jau nespėsiu, aš kiek čia jūsų bus žiūrinčių. Patys parašykit komentaruose, kelintas esat. O aš ką, kraunu žuvį. Bus pilna fūra, 33 paletės. Lenkas karistas nevelnė neskubu. Davė man... Ojei, triukšmas čia koks. Davė elektrinį. Kažkaip keista net, kad elektrinis. Tai va, pasikraunu ir duosiu apdeičiuką, ką veiksiu toliau. Darbuojame. Baigiu pasikrauti, dalykai galą, kad 6 paletės įmestų. Bet jau ten pats karistas įmes, nes aš nebetelpu apsisukti. Tai va, vadinas, nusiplojau fūrą. Tiek vargau, tiek visko. Visa juoda. Atrodo, kad niek nebūtų. Čia nežinau, matysis, nesimatys. Priekis į tas visas pajuodęs. Tai kol krovius nebeatsimenu, sakiau, nesakiau, kad esu Bergene. Kraunuos žuvį ir varau į Oslą. Ten Langos toks miestelis yra. Ten numesiu priekabą ir jaučiu dviešiai vilkikai pasims važiuos kažkur į Europą. Taip, atrodo dar 6 palečikės įmes. Mano karistas baisiai, niekur neskub. Įmet paletę, paskrolin ragelį, pažaidž, tada įmet. Et niekas, ar pasikrauti. Tai va, į Oslą jaučiu varysiu 16 kelių, nes ant 7 mačiau avariją uždaryti iki 2 valandų nakties. Tai varysim aplinkui, ten kem kilų toliau, bet koks skirtas, nereikės stovėti. Tai va, tokie reikalėliai. Atlėkiau dar iki Circle, reikia pasimti kavos, pasižiūrėti, ar bėg žuvis, ar nebėg. Jeigu bėg, duosi minusą. Dar reikia nusivalyti lempas, reikia langus nusivalyti. Ką čia turim? Oi. Nežinau, matas, bet gal matas. Tai už tuos bajerius, nežinau kiek tiesos, bet lyg tai Norvego transportiniai pradės jau bausti ir vairuotojus. Kiek girdėjau, 5 štukas kronų baudos vairuotojų šitą bajerį. Tai Norvegai mačiau ten pasipiktinę irgi, kuom čia dėti vairuotojai. Ir taip toliau ir panašiai. Tai bus matyti iki pirmą zaliotą. Tada jau bus aišku. Gerai, reikia ieškoti plangam valyti, pasimt kavos ir varyti toliau. Tai tęsiant žuvies temą dėl to vandens bėgimo. Aš kiek jau čia važiuoju, 5 valandas nusistačiau minus 15. Tai dar truputį kapsi. Bet čia dėl tiek, tai nieko tokio jau. Norvego transportiniai, jeigu paims, tai jau gal nelieps stovėti, kad užsišaldyt pilnumoj. Nes yra buvę 2 kartus, man atrodo, kad paėmė transportiniai ir irgi bėgo vanduo, tai liepė stovėti užsišaldyt. Tai vienas iki prastovėjau 3 valandas, kitas iki gal 2 tik tais, bet bėgo vis tiek. Bet paleido nieko, sako, ai važiuok čia, ką čia su tavim darysi. O dėl tų baudų šnekėjau su šefu, tai sakė važiuot ramiai, nes baudas jeigu ir rašys, bet neaišku, kada rašys, tai man mokėti nereiks. Šefas mano irgi nemokės, o mokės danai, nes danų priekabos, danų logistika, danai krauna. Ir tipo čia jau yra jų atsakomybė, kad sudėti po priekabom rezervuaras. Tai arba dės rezervuaras, arba logistikos tarsi su žuvynais, kad naudotų sausą ledą, arba dėtų į lėktuvams skirtas dėžės, per kurias nieks nevaro. Tai va, tokie reikalai. Žodžiu, baudos, jeigu ir gausi, tai mokėti nereikės, mokės danui. Gerai, einu žiūrėti, ką Saliarkas pribėga. Ai, dar bėga, viskas okei. Taip, bėga okei. Ir nebebėga.
Tai apie žuvies vandenį kaip ir papasakojau, dabar galit pasigrožėti mano plovimu. Ploviau prieš parą laiko. Nieko nuplausiu dar sykį, bet jau pats nešveisiu. Varysiu po šepečiais. Nušveisiu pats su rankom, tai kai baigsiu kadenciją ir paliksiu mašiną kitam vairuotojui. O dabar, manau, užteks į plovyklą, kur šepečiai. Gaila biškį, bet ką padarysi. Nu va, darbai pabaigti. Priekava atvyko, kur buvo priskirta. Saugiai viską. Žodžiu, važiuos į Angliją šitas žuvis. Tai greičiausiai atvažiuos dvivairis ekipažas su 20 vilkikų ir išsitrauks. Aš dar biškį laikų turiu vairavimą. Jaučiu, varau, nusiplausiu mašiną. Gerai būtų kitą priekabą prisikabinti, bet čia parkingas pilnas. Neaišku, ar rasiu vietos aš šiandien su tą priekabą, tai prisikabinsiu priekabą rytoj. Tai va, jaučiu, lėkiu pakišti po šepečiais, kad švarus, gražus būtų kamazioras. Tai va, šiai dienai tiek. Susitiksim netrukus rytoj. Davai, iki. Ką, 10 kadencijos dieną, arba 11 iš tikrųjų, jau pats nebesusigaudau. Čia per tą šventės sėdėjau. Tai dirbi, tai važiuoji, nesuprasi, čia šventės, savaitgalis. Na, nesvarba, nesmė. Tai rytis prasidėjo nuo baisaus grybo pjovimo šiandien. Nuvažiavau į parkingą pasiimti priekabas. Žiūri, nėra priekabas. Apsukau gal 2-3 ratus. Aplink visą tą parkingą nieko nėra, skambinau vadybai. Vadyba nekel, sekmadienio rytas, visi miego. Nuvariau į kitą parkingą, kur gali būti ta priekaba. Irgi apsukau 2-3 ratus. Nėra ir ten. Tai praėjo gal pusę valandos. Perskambina vadyba man. Sakau, tai kur ta priekaba, niekur nerandu. Sako, tai kur tu esi, sakau, languose. Sako, priekaba Jezijėme. Gerai galvoju. Sakau, tai kodėl tu man nesakė, kad tenai, sako, tai pasižiūrėk užduotį, kur adresas, pasižiūrė rimtai Jezijėme. O aš net neskaitęs ten, kad į tą Jezijėmę reikia varyti, nes visą laiką būdavo per metus laiką, nepilnus visą laiką ten iš to kitą parkingą imdavau. Nu, okei, nulėkiu į Jezijėmą, prisikabinu priekabą, įsijungiu šaldytuvui batareiką nudvėsus. Vėl skambinu vadybai. Tai sakau, aš varau krautis žuvį, o tu, sakau, ieškok servisą. Tai kol aš pasikroviau žuvį, poniškai ten krovius, net durų nereikėjo atidaryti, prie rampas pristami uždarytam durim ir viskas. Tai pakrovė 22 paletės. Nulėkiau į servisą. Servise ant krokodilų užkūrė tą šaldytuvą. Rodo, kad generatorius nekrant, bet jis te kažką krapštė ir stvarkė, lyg tai sakė, tipo negesink. Tegu sikrau normalią batareiką. Tai viskas, ką judu į Alesundą. Už tos grybo pjovimus valdžia nieks nieko nesakė, visur spėjo. Niekur nevėluoji, nei pasikrauti, nei išsikrauti. Tai va, parodysiu, kaip išsikraudinėsi, nes ten jau kiek atsimenu reikės rankytėm, su rankinė riochla išsikrauti. Tai gal kažką parodysiu, gal nieko neparodysiu, bus matyti. Žodžiu, lėkiam. Tai 11 kadencijos diena į pabaigą. Liko vairavimo 4 minutės. Iki parkingo apie 2-3 kilai, čia netoli visai. Tai fainas ten parkingas irgi yra namukus, su virtuvėlė, su dušu, skalbenkė buvo, bet paskutinis sykį, kai buvau, tai skalbenkės durys buvo suvarytos. Reikėdavo ten skėdę paremti, tai bus matyti.
Nes skalbenkės reiktų, o skalbenkės reiktų todėl, kad dabar čia nuo Donbaso link, nebeatsimenu, link Andalsnės, ar kaip te vadinas tas kaimuks, ten yra kalnas, tai leidžiantis nuo to kalną biški priekabą sugalvoja mane lenkti. Nes pas mane priekaba yra tas automatinis stabdis, jeigu eini į posūkį biški per greitai, tai užsistabdo. Tai aš galimai biški per greitai ėjau į tą posūkį, jaučiu kažko biški šikną suvaikščioje. Fūra išsitiesina, bet jaučiu, kad kažko tampa mane vis tiek taip lengvai. Pažiūriu per tą veidrodį, žiūriu, kad man priekabos logotipai visi matas. Tai net pajutau ant sėdinės sėdėdams, kaip augau porą centimetrų. Kojus tik nutirpo, bet išvairavau kažkaip laimingai viskas. Be jokių bairių. Tai visa laimė, kad į vidinę pusę čiuožta priekaba pradėjęs lyst ir kad iš priekio mašina nebuvo, čia pasisekė. Tai va, dėl to reikia eit kelnytės išsipurtyti ir išsiskalbti. Ne, šiaip juokauju, neprivariau į kelnes, taip sakau, metaforiškai. Tik tai, kad kojus nutirpa, tai jo, 100%. Ką, atvarėm į parkingą, žiūrim, ką čia turim, čia reikia paskambyti šlagbaumą, kad šlagbaumas atsidarytų. Kur čia mano tos kameros, ne kameros, telefonai. Taip, Digerne, skambinam. O, 2 minutės liko iki 9 valandų. Labai puikiai. Pip, pip. Nužiūrima iš galo yra, kuri kišti ar stoti palei kraštą reikės. Yra jie čikės. Nu ir liuksas, va čia tas namuks, eisiu aprodysiu, kas ten tam namukė gera. Stoti reikia kažkur biškį toliau, kad jiem čia šaldytuvus nebirbtų labai paustis, nes kiti nervuojas, nors ir patys su šaldytuvais dirbo. Tai jau spaudžiam lovą. Pabaiga Norvegija, bam, bam, bam. Iki išsikrovimo liko apie 25 kilus, tai 7 ryto turi būti, pusė 7 išvažiuoju, ten nežinau, matęs, nesimatęs. Zirklė buvo, tai nuvarysiu nuo ryto kavos pasimti ir tiesiai iškrovimą. Tai va, kol kas tiek žinių. Labas rytas. Tai vis dėlto šiandien 11 kadencijos dieną, vakar buvo 10. Ką reikia vestis pradžias, pusė 7. Varyti iki iškrovimo, kiek čia rodo? Nerodo, 25 kilai kažkur grubiai. Sustoti. Kavos čia prie pat yra. Ir jėdėda neatsibūdęs normaliai. Namuką to parodyti neišeis, nes tiek vakar, tiek šiandien ryte pilna ten vairuotojų buvo, tai nenorėjau aš ten bakaluoti su ta kamera. Kad neburbėtų ar dar kažką. Tai va, tokie reikalai nuo ryto. Neblogai visai išsimiegojau. Na, aišku, galėtų būti ir daugiau to miego. Bet nieko, išgyvensim, išsikrausiu, jau čia reikės eiti. Pasnast akimirką žavinga, nes pirmadienis netikiu, kad taip greitai man kažką atsiūs, nes vis tiek 9% vėl krausiu žuvį. Kažko nemažai aš šitoj kadencijai su žuvim dirbu. Tai būdavo visą laiką į bodo su žuliapjovėm visokiom, ten soda technika ar tai soda reikmėm, o iš šiaurės su žuvim grįždavau. Tai per kadenciją 2 reisai, 2,5 reisą ir varai namo. O čia dabar kaip šventės mąstėt po vietą aplinkui, va čia tuose pietuose, nežinau, čia pietai, čia šiaurė, nu tikrai ne šiaurė. Pietus vakarai aš ten nelabai skiriu. Tai mąstėt nėra vairuotojų ir duoda man šiandien makaluotis, nes visi ilsisi. Ne tai, kai aš bedievis.
nesvarbu šventės ar ne šventės, reikia dirbti. Tai jo, atvarysim kavos pasiimsim. Gal šnekėt pradėsiu tada kažką tais normaliai, nes dabar tai smegenis patirpasis da taip lengvai. Pasidyga per naktį. Čia ėja pranešimai, kad ojojo, čia pasiruoškit sniegams. Niekas labai žiūriu, baisaus šiandien nėra. Tai va, rytas toks. Baigiu atdardėti iki išsikrovimo, kas čia liko jau 1,5 kilometriuko. Pralesundra centriuką, ne centriuką, čia nežinau net kaip pavadinti. Tai va, turėtų būti ten siauras toks įvažiavimas, dabar neatsimenu, ar prieš tai suktis į kairę, ar žiedukį į kairę. Bet nuvažiuosiu ir nuspręsiu, pro kur čia važiuoti. Planą dar kol kas neturiu kur toliau, bet kažkaip 7% esu įsitikinęs, kad krausius toj pačioj vietoj, kur ir dabar išsikrausiu. Bent jau taip labai dažnai būdavo. Ir viskas. Reikės užsukti parduotuvę irgi kažkur. Prieš tai pasiėmiau kavelės, tai biškį atsibudau, smegenis kietėjai nebeištirpusios, tai baisiai. Hofstetak, va čia nais pasikrovimą reik važiuoti. Jeigu į dešinę nori krautis, o man, žinau, reik varyti čia kažkur Pempynais. Navigacija rodo žiedukį į kairę, bet ten, man atrodo, žiedukį į kairę, jeigu pasuksiu, tai prapulsiu. Nes lygtais būdavo ten kažkiek akmenys ant kelio sudėti. Nesu 100% tikras, bet man taip atrodo. Važiuojam čia. Blet. Nu davai važiuojam. Neatsimenu, nu. Jeigu ką, išvažiuosim atgalos. Ir čia tų stebuklų. Jo, čia. Tokia subinikė gerą ant kelią atsistosiu, duris atsidarysiu ir išsikrausiu. Kaip atsimenu, čia siauriau lygtais būdavo. Va čia man rodė navigacija, jeigu į dešinę. Ne į dešinę, jeigu būčiau sukęs žiedę į kairę, tai va čia va būčiau atvažiavęs ir būtų buvę mirtis. O man čia va, kur šitas išsikraudinėja. Nu į gerai tada. Įmėsiu gal kažką, kai išsikrausiu. Tai va taip reikės ir man vargti su rankiniu riochluta. Bet nedaug, šį 22 paletės, tai išsimesiu per kokį 10-15 minučių. Šitam kolegai tai sunkiai sekas. Nu, ne elektrinis, tos paletės sveria nuo 6 iki 800 kg kai kurios. Laukiam toliau, nebedaug liko, jau nepasižiūriu.
Tai išsikroviau žuvį, tas 22 paletės. Biški buvo, kad prilaikyt baisiai reikėjo, nes gavos, kad į nuokalnę labai paletės pačios važiavo, tai slidų priekabai, tai taip atrodo su nagais įsikybęs į priekabą tą paletę laikė, kad tik neišversti jos. Tai va, gavau planų, važiuoju ten pat, kur tada manęs nepakrojo, kur rodžiu, kad priekabą priskabinau. Tai dabar nulėksiu. Tik tai tiek, kad pirmą nueisiu į ofisą, pasiklausiu, kas per planas, turi info, neturi info, nes paliktą priekabą ar pačiam reikės krautis, tai va, bus matyti. Ką šitam vlogelį jaučiu viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, gerų jums ateinančių naujų metų. O naujų metų proga norėčiau jūsų paprašyti, kad paspaustumėte tą mygtuką prenumeruoti. Ir viskas, ką žinau. Pasimatysim 2026. Bye!